Išskrenda į Graikiją dirbti. Galite išdurti, kad... Tu būk tas toks, žinai, šonė balsas, kuris toks angliškai kažko šneka, cancel, tipo. We're gonna cancel. Sir, we are going to cancel your ticket to the Greek. Well, I don't care if you want that ticket to Greece. I don't care if you need that ticket to Greece. Thing is, we're gonna cancel your ticket. Yes, sir. Well, I don't care that you have tickets reserved for Friday. Alio. Labas vakaras. Ar su panele Aušras kalbu aš? Taip. Panelė Aušra, skambina Evaldas Ivaškevičius. Mes dėl jūsų skrydžio sekmadienį berods į Graikiją. Aš norėčiau pasitikslinti. Sekundę. Ar jūs gavote mūsų pranešimą elektroniniu paštu? Nežiūrėjau iš tikrųjų. Nežiūrėjot, ar ne? Nes mes šiandien ryte išsiuntėm pranešimą spaudai. Ne tai, kad pranešimą spaudai, bet visiems keliaujantiems sekmadienį į Graikiją. Ir noriu pasakyti, kad dėl tam tikrų priežasčių skrydis yra nukeliamas ir sekmadienį skrydžio nebus. Tai ką dabar daryti? Sekundę. Sir, you're a dumbass. Dabar taip, pagal visą instruktažą aš jau skambinau visiems žmonėm, jų yra virš 45, kurie skrenda būtent į Graikiją. Ir mes nukeliam skrydį į Liepos 3 dieną. Liepos 3? Taip, Liepos 3 dieną, nes kol kas tas skrydis yra visiškai negalimas. Ir kodėl negalimas? Na, mūsų avialinijos tokia... Aš nežinau, kaip tiksliai, kolega, gal galėtumėt man padėti? Čia šalia dar yra vienas mano kolega. Asmeniškai aš galėčiau pasakyti apie lėktuvo techninę būklę. Bet konkrečių mes dalyko nesame, ta prasme, įpareigoti. Pasakyti, flepai sugedo. Kaip sakai? Flepai sugedo ir viskas. Sako, flepai sugedo. Evaldas Ivaškevičius, atsakingas už skrydžius būtent į Graikiją. Ir man tiesiog darbas yra toks, kad aš turiu pranešti dabar keliautojams. Ir man dėl to yra nekiek smagu, žinai. Ką aš dabar galiu pasiūlyti tau? Liepos 3 yra skrydis. O galima nebeskrist atsiimti pinigus tiesiog ir viskas? Kolega. Ką? Dėl atsiėmimo pinigų. Šiandien tu skambinai vienai merginai irgi tą patį siūlį. Šikt atsiėmimų savo pinigų. Perkelsim skrydį ir viskas, o jeigu ne, tai tegul eina... Klausyk, raminkis, aš suprantu, kad tu šiandien jau perskambinai 30 žmonių, bet žmogus laukia kitam gale ir jis... Tai tegul supranta ir pas mus flepai neveikia, tai ką aš jai dabar? Tai ką aš dabar tos lėktuvo sparnus pataisysiu, pats eisiu su... Mariau, raminkis, klausyk. Tegul pati eina ir pataiso ir skrenda laiku. Klausyk, Asilė. Galiausiai čiaptų. Galiausiai čiaptų, ką? Girdi žmogus kitam laido gale, kaip man dabar jaustis? Tai pasakyk, kad neskris ir viskas. Nu gerai, nu dabar suprantu, bet tai ką negalėjai iš anksto pasakyti dabar? Pasakiau ir viskas. Panelė Aušra? Taip. Deja, pinigų gražinimo mes negalime. Na, tai... Ir galima pasiūlyti tik tai vieną. Ką? Nubėgti prie radijos ir išsijungti radio stotį Zip FM. O tai Zip FM. Nespėjom. O tu pikts, karoči. Flopai sugedo. Nu, flopai sugedo. A kas tie flopai? A ką aš žinau, kas tie flopai? Turėtų būti tie, kur tipo antsparniai tokie, kur antsparniai. Jie vadinasi flopai. Ką aš žinau, gali būti. Mariuk, tu žiūrėk, tu kažkaip šiandien jau piktas. Gali būti. Gal einam parūkyti? Taigi nerūkai. Nu, ir aš nerūkau, ir visas Zip FM nerūko, ir jūs nerūkykite, mėly klausytojai, nes ir iš vis mes kenkia jūsų sveikatai. Negeriam. Va taip.